Nu ir labą dieną, brangieji. Turiu labai gerų naujienų. Pagaliau pas mus atkeliavo baterijų stovą ir baterijas papildomas. Tai dabar su 3 baterijom su mūsų dviratės gal nuvažiuoti 150 km per dieną. Ta proga noriu jums pasiūlyti sudalyvauti ekspedicijoje, kurios metu su tas dviratės važiuosim į didžiulį, galingą prigimtinį mūsų Rasų šventų Šatrys kalną. Išjudėsim čia, Nulelė terasas, Platelių ežerą ir gražiausias miškų kelias, lankytams veids, važiuosim iki Šatrys kalną, kur vakar vyksta mūsų prigimtinį Rasų šventį. Sustosim Auksinėlnį dvarį, apsistosim, galėsim įsikrauti baterijas, palapinės išmeigoti ir kitą dieną važiuosim atgal. Ir į vieną posėdį, kaip sakiau, bus kažkur apie 100 km. Tai bus iš dalies ir iššūkis, bet ne per didelis, nes su tas dviratės, jeigu nepaslenkia, pavargas, spaudi gazą, jums pats važiuojam. Vat matot, yra daiktams, daiktadėžį susidėti, palapinėms susidėti. Realiai dar turėjom 8 laisvas vietas. Tai brangieji, kas norit, 80 € ir 2 dienas keliaujam su tas dviratės po mūsų Žemaitėje, gražiausias vietas ir aišku dar sudalyvausim prigimtinėje Rasų šventėje ant Šatrys kalno. Tai tikrai bus nuostabu, duodu 100%. Ir jeigu kažkas norit pakeliauti, tokį išskirtinį kelionį pasidaryti, tikrai rekomenduoju. Kas esi su džipą su mumis važiavant, tai žinok, su tas dviratės vasarą važiuoti yra dar 100 kartų įdomiau. Tai žodžiu, brangieji, skelbam renginoką, nuorodą pridėsiu komentarus ir kas norit, rezervuokit, nes, ką pasakyti, yra ribotas vietų skaičius, o bus tikrai įdomi. Tai žodžiu, brangieji, iki antradienį pasimatysim ir lėksim su mūsų dviratėlės. Iki.